Konkurentai yra stiprus, tačiau pasiryžęs juos nugalėti. Grosiu pirmas, bet manau, tai tik į naudą išės man. Tango TV skelbia Tele2 atvirą Lietuvos didžėjų čempionatą. Lietuvos didžėjų čempionatą pristato Tele2 ir švytinčias žinutės ore rašantis Nokia 3220. Tik 1 litas visose Tele2 pardavimo vietose. Speciali laida tęsia savo, kaip sakant, pasakojimą apie Tele2 atvirą Lietuvos didžėjų čempionatą 2005, kuris vyksta naktinėme klube Connect. Jau 4. atrenkamasis etapas ir štai jūs tik ką pamatėte ir įvertinote pirmąjį didžėjų, kuris pasirodė, tai buvo DJ Andy Linux, o dabar jam prieš jį stoja į kovą DJ Evil. Važiuojam. Jau, labas vakaras, aš DJ Evil iš didžėjų komandos Flags and Beats. Šiandien pasiruošęs duoti visiems savo kolegam į kaulus. Užimsiu pirmą vietą, aišku, arba ne. Pagrosiu gerai.
Dalyvauju pirmą kartą, todėl biškai aišku jaudinas. Grosiu funky house'ą, visiškai skirtingai nuo kitų. Va. Sveiki sugrįžę į specialią laidą per Tango TV. Tai yra Tele2 atvirasis Lietuvos DJ čempionatas, aštrios kovos 4 etapas. Ką tik prieš reklamą jūs matėte du didžėjus lietuvaičius, kurie kaunasi būtent dėl išlikimo, dėl patekimo į finalą, kuris įvyks gegužės 14 dieną naktinėme klube Connect, kur mes aišku būtinai būsime su savo kameromis ir nufilmuosime šitą aršią ir tokią, kaip sakant, į karštą kovą. Tai bus gegužės 14 dieną. Na, o dabar 4 etapas ir mes jau matėme du didžėjus pasirodyčius ir galėjome, kaip sakant, kritiškai įvertinti. Beje, juos vertina ir komisija iš 3 narių, apie ją mes vėliau. O dabar DJ Pauls stoja į kovą. Galaskit kirvius ir kalavijus. Važiuojam, didžėjai. London, stand up too.
Labas vakaras, aš Paulius, atstovauju naktiniam klubui Siena. Tai tiek. Tango TV skelbia Tele2 atvirą Lietuvos didžėjų čempionatą. Lietuvos didžėjų čempionatą pristato Tele2 ir švytinčias žinutės ore rašantis Nokia 3220. Tik 1 litas visose Tele2 pardavimo vietose. Štai ir trečiasis didžėjus, kurį jūs galėjote įvertinti. Tai yra 17-asis jau Lietuvoje vykstantis atvirasis Lietuvos didžėjų čempionatas, kurį organizuoja dabar ir remia visai Tele2 bei Tango TV ir naktinis klubas Connect. Štai jau 3 didžėjai ant lėkštės, juos mes pamatėme iš arti, išnagrinėjome, kągi jie paruošė, kaip jie pasirodė per tas jiems skirtas 10 minutėlių. O kategorija yra labai paprasta – beatmixingas. Beatmixingas, dar paaiškinu visiems, kurie nieko nesupranta apie didžėjavimą, tai reiškia, kad jūs turite surasti tinkamą muziką, ją tinkamai sumiksuoti, kad viskas būtų kaip ledų klota. Supratot? Viskas aišku. O dabar važiuojame toliau ir tuoj pamatysime 4-ąjį šios dienos kovotoją, tai yra DJ Gryša. Na, pažiūrėkite patys, iš tikrųjų jaudulys kartais ir užmuša. Važiuojam.
London stand up too. Sveiki, aš esu DJ Grisha, čempionate dalyvauju antrą kartą. Esu iš Elektrėnų, šiaip tai dabar gyvenu Vilniuje. Apie čempionatą manau, kad tikrai geras dalykas yra labai gerai surengtas, ypač šis čempionatas 17. Vienu žodžiu, šiandien grosiu progresyvą ir bandysiu parodyti, ko esu vertas. Peace. Hey baby, can I come and talk to you about my feelings and the love I have with you? Hey baby, can I come and talk to you about my feelings and the love I have with you? Hey baby, can I come and talk to you about my feelings and the love I have with you? And my heart I give it to, can't you see? And I'm sure you believe without love, there's nowhere I could be without you. Deep in my heart you see all my loving, I'm giving it all to you, and I promise it's from my heart through and through. And I'm learning ecstasy. Tango TV skelbia Tele2 atvirą Lietuvos didžėjų čempionatą. Lietuvos didžėjų čempionatą pristato Tele2 ir švytinčias žinutės ore rašantis Nokia 3220. Tik 1 litas visose Tele2 pardavimo vietose. Jo, kaip matote, taip jau būna. Čia yra Tele2 atvirasis Lietuvos didžėjų čempionatas ir iš tikrųjų jaudulys ir, kaip sakant, silpniesiems čia ne vieta. Kaip jau matėte, DJ Grisha neatlaikė spaudimo ir krito nepabaigęs net 10 minučių išgroti. Na, ką padarysi, su visais taip atsitinka, bent jau aš manau, kad tai jo bus karti pamoka ir kitam didžėjų čempionatui jis bus pasiruošęs ir
pabandys kaip nors numalšinti savo jaudulį. Kaip tai daro didžėjai, jūs galite pasiklausti jų pačių. Vieni kažką suvartoja, treti kažką atsigeria, o ketvirti tiesiog ruošiasi tam ilgai. Dirba ir dirba. Taip, kad reikia dirbti, kad kažką pasiekti. Na kągi, važiuojame prie mūsų 5-ojo šios dienos dalyvio ir tai yra labai netikėta, vienintelė mergina pakol kas per visus šios 4 etapus, jau pasirodė 19 didžėjų, štai va 20 yra mergina, DJ Renata, tiesiog paprastai DJ Renata, priimkite atlaidžiai, aš manau, kad merginos šiais laikais irgi ne tik moka parodyti, ką turi, bet kartais sugeba ir suvesti muziką, kaip turi būti. Važiuojam, didžėjai. Labą vakarą, aš esu Renata, groju hausą, progressive hausą, elektro hausą ir progressive. Šiandien aš dalyvauju pirmą kartą, man labai gera patirtis bus šiandieną. Labai gerai yra, kad leidžia pasirodyti nežinomiems didžėjams, tai yra puikiai proga parodyti, ką tu sugebi. Tik tai tiek, kad yra mažoka 10 minučių, nes sunku įdėti kažkokią mintį į 10 minučių, tai yra tik tai miksavimo technika. Na ir tai tiek, tikiuosi viskas bus gerai.
Žiūrėkite mūsų paskutiniai didžiai penktadienį yra didžiai Renata, kuri drąsiai šiandieną kovėsi su 4 didžiais. Ir šiandieną 4. turas į atrankinis turas baigėsi. Tango TV skelbia Tele2 atvirą Lietuvos didžėjų čempionatą. Lietuvos didžėjų čempionatą pristato Tele2 ir švytinčias žinutės ore rašantis Nokia 3220. Tik 1 litas visose Tele2 pardavimo vietose. Kągi, pamatėte visus šiandieną pasirodžiusius 5 didžėjus ir dabar galite savo ramiai pagalvoti, kasgi verti keliauti į finalą. Na, mes turime dar ir garbingą komisiją iš 3 narių, kurie dabar kaip tik susės prie stalo ir suskaičiuos visus balus ir nuspręs, kuriegi 2 verti dalyvavimo finale. Čia buvo 4. atrankinis etapas į Tele2 atvirai didžiai čempionato finalą, kuris įvyks gegužės 14 dieną. Na, o dabar spauskite mygtuką ir reklama. Po reklamos jūs sužinosite, kasgi tie 2 šios dienos išrinktieji. Kas važiuos į finalą? Susitiksime tuoj neužilgo. Speciali laida ir čia didžiai gerbiamas ir tai yra Tele2 atvirasis Lietuvos didžiai čempionatas. 4. etapas finito. Užsibaigė ir šiandieną iš tų 5 kovotojų, kuri buvo netgi viena mergina, to jau pat sužinosime, kasgi keliauja į finalą. Kas yra tie 2 kiečiausi iš 5, kurie finale pasirodys ir galės susikauti su visais kiečiausiais jau per 4 etapus, per 5 etapus išrinktais Lietuvos didžėjais. Tada pažiūrėsim, 14 dieną naktinėme klube Connect pamatysite tikrą, aršią ir baisiai įtemptą kovą tarp Lietuvos didžėjų. Sužinosime, kasgi yra tas vienintelis iš visų tų geriausiųjų atrinktų per šios atrankinius etapus. Na, o šiandienos rezultatai. Taip, štai man lapelis ir štai garbinga komisija, kuri šį kartą susidėjo iš Donato, kuris atstovauja Helios naktiniam klubui, taip pat DJ Astralo ir Martinas Tyla, kuris yra būtent šių čempionatų, kaip sakant, siela ir dvasia ir rengėjas Lietuvoje. Ir taip, važiuojam nuo apačios. Taip, 5 liko DJ Gryša, kaip buvo ir tikėtasi. 4 vietoje DJ Renata. DJ Renata, aišku, na ką padarysi, kaip sakant, merginos dar tik tai pradeda Lietuvoje, bet jau, kaip matosi, netgi sugeba ir su vaikinais pakariauti. Toliau, 3 vietoje liko DJ Pauls. Na ir didžėjus, kuris keliauja į finalą, tai yra 2 vietoje DJ Andy Linux. Jis keliauja į finalą, jūs pamatysite gegužės 14 dieną. Na, o šiam etape 4 nugalėtojų tapo DJ Evil. Čia be abejo, matėsi iš karto. Ir muzika, ir nuotaika, ir pateikimas, ir, na, kaip sakant, matėsi, kad padirbėta. DJ Evil keliauja 1 numeriu į mūsų, kaip sakant, finalą, kuris įvyks gegužės 14 dieną. Na, o dabar telieka paklausyti, kągi galvoja patys nugalėtojai. O aš didžiai gerbiamas atsisveikinu iki kito šeštadienio. Neužmirškit savaitgaliais užbėgti į Connect klubą ir pasižiūrėti. Iš tikrųjų, ten karšta. Tu truputėlį jaudinės, nes reikėjo šiandien pradėti 4 atrankinį turą, bet pasirodo vis dėlto kažkaip tai sugebėjai prasimušti į finalą. Nu, gal pasisekė, sugrojau ne viską, ką galėjau, ne visą jėgą, bet ir kitiem nelabai sekėsi. Tai, sakyčiau, sėkmė. O tu sakyk, specialiai ruošėsi šiam čempionatui, vat būtent šią 10 minučių, ar groji tą, ką visą laiką groji? Ne, šiam čempionatui buvo specialiai paruoštas setas, na tiesiog parašiau jį šiandien iš ryto. Tai labai daug laiko ir nebuvo. Taip labai skubotai. Mokslai, egzaminai. O pats kokią muziką propaguoji ir kas tau patinka? Progressive house, progressive breaks, progressive trance, tech trance, taip pat, ką šiandien grojau. O kokią panaudosi techniką finale? Ar naudosi plokšteles, ar kažką patobulinsi? Ką darysi per finalą? Kol kas CD, bandysiu dar su efektais pažaisti tiek. Nes iš tikrųjų žinau, kad priešininkų turi labai stiprių. Jo, šiandien pasisekė, finale pabandysiu parodyti. Nuo šiandien nebemėgi ir suki. Jo, aišku, būtinai. Iki. Sėkmės. Tango TV skelbia Tele2 atvirą Lietuvos didžėjų čempionatą. Lietuvos didžėjų čempionatą pristato Tele2 ir švytinčias žinutės ore rašantis Nokia 3220. Tik 1 litas visose Tele2 pardavimo vietose.
London stand up too. Ketvirtojo turo nugalėtojas DJ Evil. Sakyk, tu šiandien, aišku, matėsi, kad be konkurencijos atsinešė vienintelis plokšteles, jas panaudojai. Pavyko, atrodo, netgi išjudinti tą mėgančią publiką, ko nepavyko kitiem. Kiek ruošėsi šiam pasirodymui? Ar tiesiog groji tą, ką kasdien groji? Ne, kažkiek pasiruošiau programą, susidėliau, bet iš tikrųjų galėjau sugroti kažkiek geriau dar, nes buvo galimybė. Ko priklauso tas geriau sugroti, blogiau sugroti? Ta prasme, kai yra galimybės, galim pasiruošti, sumiksuoti tos gabalus, nes 10 minučių tai... Pasakyk, tau vis dėlto pavyko pasirinkti tokią muziką nuotaikingą ir pajungti biškį nors publiką. Tai yra muzika, kurią visą laiką aš groju ir aš atstovauju Flags and Beats didžėjų komandai. Ir mes šią muziką grojam ir grosim visada. O sakyk, o tu kaip didžėjus atėjęs į klubą, savo akim primetė ir sakai, o šitiem ta muzika neis, kažką reikia parinkti kito. Ar tu tiesiog groji ir įstumi tą, ką tu mėgsti? Ar juos, kaip sakant, patrauki su savimi? Ne, tai savaime suprantama, kad į publiką reikia kažką žiūrėti. Bet kaip šiam festivalį, tai tiesiog buvo programa, kurią paruošęs ir... O kaip finalui? Ką darysi finalui? Ar grosi tą ištikimas liksi savo stiliui, ar bandysi tiesiog kažką prisiderinti prie kitų? Ne, tikrai liksiu ištikimas stiliui. Gal kažką įdomaus, aišku, reiks padaryti, nes finalas tai jau bus 10 geriau. Žiūrint į praeitus turus, iš tikrųjų buvo labai stiprių didžėjų. Pats žinai, manau, kad čia nedidelė mūsų ta kasta didžėjų Lietuvoje. Taip, ir bandysim kaip nors, visus apdėti. Gal nors, žinai, kaip čia vadinas liaudiškai zapadloti ir pakišti. Užstriginsi, kompaktą pavoksi. Ja, bandysim, Gerai, tai sėkmės tau finale. Pasimatysim gegužės 14 dieną čia ir, aišku, sveikiname tave. Pirmas kartas čia čempionate? Jo, pirmas. Super. Dėl to kažkiek jaudinus. Valio, okei. Since we got you right where we want you to be, once upon a time, but right now, just let it all go. It's like a high obsession. Music for
your mental health. Exclusive sound. Exclusive DJ. Brand new track new now. This is the time for the DJ to rock the Tango TV skelbia Tele2 atvirą Lietuvos didžėjų čempionatą. Lietuvos didžėjų čempionatą pristato Tele2 ir švytinčias žinutes ore rašantis Nokia 3220. Tik 1 litas visose Tele2 pardavimo vietose.